Čia bus trumpas video apie tai, kaip priskirti administratorių prie Google Analytics paskyros, Google Analytics ir Google AdWords. Reiktų paspausti prisijungti pirmo prie savo Google Analytics paskyros, paskui kairiam kampe apačioj paspausti šitą ženkliuką ir User Management pasirinkti šitoje vietoje. Ir šitoje vietoje įrašyti elektroninį paštą, paspausti ant pliuso, Add New Users, priskirti e-mailą, pavyzdžiui, mūsų e-mailą. Paimkim kaip pavyzdį. Palikti varnelę čia ir uždėti varnelės 1, 2, 3, 4. 4 turi būti pažymėti. Mes prašom, kad toks neegzistuoja, dėl to raudonas. Mes prašom, kad uždėtumėt 4 varnelės, dėl to, kad jeigu mes toliau tvarkysim, pavyzdžiui, reikėtų pridėti tagus papildomus, sukurti konversiją ir panaudoti kitus Google instrumentus, įrankius, tai nereikėtų antrą kartą priskirti vartotojų. Ok, tai šitoje vietoje, kai priskirsit, reikia paspausti Add. Man dabar neleis dėl to, kad tokios paskyros nėra. Add, ir čia bus padaryti. Toliau einam į Google Ads. Don't save. Ok. Čia reikėtų irgi priskirti prie Tools, Account Access. Jeigu jūs norit, jeigu mes tvarkysim ir jūsų Google AdWords paskyrą, tai arba mums reikės daryti analizę, tai tada jūs galite priskirti mus kaip administratorių. Taip pat atidarom šitą langą, paspaudžiam ant pliuso, Access Level. Mes visą laiką prašom admin, dėl to, kad mažiau paskui kilo klausimų, kad priskirti dar kažką, kai yra poreikis. Jūs bet kokį atveju, bet kada galite pašalinti vartotoją nuo savo paskyros. Čia įrašyti e-mailą, info@bacon.lt ir Send Invitation. Ir kai pakvietimas bus priimtas, tada šitam sąraše atsiras dar vienas vartotojas ir jeigu jūs norėsit jį pašalinti, jūs galite paspausti Remove Access. Tai tiek, jeigu turit klausimą, galite parašyti pačioje prie komentaro, atsakysime visus klausimus. Iki. Ok, štai ką dar pamiršau paminėti, tai kaip prijungti administratorių prie Search konsolės, buvęs Webmaster Tools. Tai pirmą reikia prisijungti prie savo paskyros prie Google Search konsolės, surasti projektą, kurį norit priskirti ir šitam kampe, dešiniam viršutiniam kampe surasti žvaigždutę ir pridėti users ir property owners. Štai čia reiktų paspausti Add New User, įvesti į e-mailą, pavyzdžiui, mūsų gmail.com ir tada pridėti full access, full permission su pilnom teisėm, tam, kad mes galėtumėm tvarkyti, jeigu mes tvarkom tinklapio optimizavimą. Ir paskui paspausti Add mygtuką, kai bus parašytas pilnas adresas, bus aktyvus mygtukas ir pridėti. Tai tiek trumpai, kaip pridėti administratorių, jį bet kada galima pašalinti taip pat kaip ir čia. Pavyzdžiui, norėsit pašalinti, tai delete ir vartotojas bus, administratorius bus pašalintas. Tai tiek ir iki kito karto.